susegti į segtuvą ir laikomi kitame rūsyje. Kareiviams vadovavusio Jakovo Jurovskio parodymai laikomi tiksliausiais. Jie tiesiog stingdo kraują. Laimė ar nelaimė, bet jis griežtai vadovavosi instrukcijomis. Jurovskis taip pasakojo apie caro šeimos egzekuciją. Jie įsirikiavo palei sieną, o jis ištarė šios žodžius. Romanovų klanui atėjo galas. Uralo darbininkų taryba, nepaisydama šalyje ir užsienyje gyvenančių giminaičių pastangų juos išlaisvinti, nutarė iššaudyti caro šeimą. Pradėję šaudyti, budeliai susidūrė su daugybę sunkumų. Jie stovėjo rūsyje ir kulkos atsimušinėjo nuo akmeninės sienos po visą patalpą. Jurovskio teigimu jie šaudė padrikai. Nutilus šūviams, budeliai pamatė, kad dukterys vis dar gyvos. Jie šaudė merginas, bet nieko nenutiko. Nesugebėjo jų nušauti. Neįtikėtina, bet liudininkai teigia, kad caraites apsaugojo deimantais kimšti korsetai, atlikę neperšaunamų liemenių funkciją. Vėliau Lykova leidžia Valsečiui pasiklausyti 7-ame dešimtmetyje įrašytų pokalbių su dar gyvais budeliais. Pasirodo, jos buvo įsisiuvusios deimantus į korsetus, daugybė vėrinių, perdų ir taip toliau ir panašiai. Nuo jų kulkos ir atšoko. Kai kas, taip sakant, liko neužmuštas. Ta moteris